lyjantis lietus launa margą seną lagaminą lydi tik mintis apie greitą mano sugrįžimą su pamintim. Ieškau akimis, kuris lėktuvas neš mane į ten, kur likimas vėl mane bandys. Tariu sudie vaikystės kieme, kur paukščius kadais lydėjau, o dabar namus palikęs savo pakelius sparnus. Bėga dienos, skuba metai, sukasi likimo ratai, bet tikiu, kad vieną dieną aš sugrįšiu į namus. Svetima žemė, mano pėdos žengia pirmą žingsnį svetima kalba. Svetimi veidai mane sutinka didelė mieste. Kyla ir leidžiasi lėktuvai, o tenai toli mūsų namuose. Kažkas paėmė skreidą, lentoje užrašė: sudie, mokyklinė svajonė nuostabi. Sveiki visi, susirinkę į tradicinę paskutinio skambučio šventę. Dėl gegužio žiedadulkių sniego, ūkanotoje mėnulio naktyje. Šįryt visos mokyklinės knygos, visi užrašai užversti. Visi užrašai užversti. Liūdnok, bet kadangi pas mūsų etnokultūroje džiaugsmas yra šalia liūdesio, ar liūdesys šalia džiaugsmo. Šilalės rajono Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2013 m. gegužės 24 dienos įsakymas numeris IM 104 dėl leidimo laikyti brandos egzaminus.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 dienos įsakymu numeris įsak 2391 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 31 dienos įsakymo numeris 1771 redakcija patvirtinto brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 17 punktų gimnazijos 4 klasės mokinių metiniais įvertinimais bei įskaitų rezultatais leidžiam laikyti brandos egzaminus šiems gimnazijos 4 klasės mokiniams. Mortai Astrauskaitei, Andželikai Bagdonaitei, Kristinai Banevičiūtei, Indrei Bartašiūtei, Dovilei Bernatui. Už aukštus sportinius pasiekimus dalyvaujant Lietuvos mokinių olimpinėme festivalyje. Padėka Donatui Petrauskui už aukštus sportinius pasiekimus dalyvaujant Lietuvos mokinių olimpinėme festivalyje. Padėka Aisei Pociūtei už dalyvavimą biologijos dailės olimpiadose, vadovavimą mokinių tarybai bei gimnazijos vardo garsinimą aktyviai dalyvaujant Respublikinėje žinių viktorinoje Lietuvos tūkstantmetis. Labą dieną, mėly abiturientai. Kažkaip nejaukiai visą laiką čia mūsų būdavo taip daug, belikau viena. Šiandieną nuo pat ryto mano galvoje vis skamba žodis skambutis. Atrodo, dar taip neseniai pirmasis skambutis, jūs netvirtais žingsneliais, nedrasiais, kaip dabar ką tik matė savo praeitį, atlydėjo jūs į pirmąją pamoką, į pirmąją klasę. 12 metų tas skambutis gainiojo jumis po mūsų mokyklos kabinetus, kur jūs sėmėtės žinių, augote, brendote, džiaugiatės, liūdėjote. Laikas netruko praeiti. Na, mylieji, ką pasakyti dabar? Tikriausiai remsiuos protingų žmonių protingais žodžiais. Pirmiausia, protingi žmonės sako, kad laimingi tie žmonės, kurie pasodina medį. Medžių su laugaliu mes jau pasodinom nemažai. Pasistato namą, šiokių tokių trobelių irgi prisirentėm turim. Ir dar laimingesni, jeigu užaugina vaikus. Ir aš dabar noriu labai džiaugtis, kad mūdu esam daugiavaikiai ir mūdu turim daugiau negu 46, o jeigu ir savo paskaičiuotumėm, tai būtų dar daugiau. Tai tikrai esam labai laimingi žmonės, turėdami tiek daug vaikų. Visą dieną šiandien vaikštų ir galvoju. Žiūriu, tokios gražios liepos, tokios tiesiog išlas, tiesiog negaliu akių atitraukti. Tokie stiprus ąžuolai vaikšto po mokyklą. Gaila jūsų paleisti, gaila. Galėtume dar ir 13 metus mokytis, visai būtų neblogai.
Pliusą už tai, kad atvedėte nuo 1 klasės iki šios dienos abiturientus. Na, o abiturientai, jūs šiandieną, ypač šiandieną, išklausėte labai daug patarimų, pamokymų. Patikėkit, visa tai, ką jums kalbėjau, yra tiesa, nes tai yra išbandyta, tai yra matyta, daug kartų vesta iki egzaminų. Aš jums noriu tik tai palinkėti dar, kad prie to, ką jūs jau išmokot, kokių pamokymų išgirdot, kad jums dar pasitikėtų. Labą dieną. Taigi sveikinu Jūs. Šiandien jums nuskambėjo paskutinis mokyklinis skambutis. Bet tai ne paskutinis gyvenimo skambutis. Jums gyvenime daug skambės skambučių. Kviesiu Jūs vienur ir kitur. Ir linkiu Jums šiandien, kad tie skambantys skambučiai Jūsų širdis atneštų Jums ramybę, džiaugsmą. Kokie Jūs visi gražūs ir laimingi. Visi mokiniai Jums pavydi, nes Jums šiandien baigėsi pamokos, bet prasideda egzaminai. Tad sėkmės Jums. Mielos abiturientės Laura, Aistė, Sandra, Karolina. Šios merginos nepakluso mano tinklinio mokymo metodikai, o pasirinkusios šiuolaikinius šokius privertė mane domėti šią sporto šaką. Jų pasirodymai puošia tinklinio turnyrus išradingumu ir išmone. Gerbiamas direktoriau, gerbiami mokytojai, mėly svečiai, brangus abiturientai ir jų tėveliai ir visi čia susirinkusiai į šią gražią paskutinio skambučio šventę. Pirmiausia, noriu kreiptis į abiturientus. Mielieji, išbandymų kely Jums didžiulė šventė. Gyvenimo egzaminus Jūs laikot, vidinis jaudulys pavargo kelias. Mokyklinės knygas užvertę, jų jau nebeskaito. Dėl pažymių tikrai nebesijaudinkit. Jūs mokot. Be mūsų tėvelių 12 metų. Prisiminimui nuo abiturientų tėvelių noriu įteikti direktoriui laimės simbolį dramblį. Mes surinktume 7 drambliukus, kad iškart mūsų gimnazijai atneštų didžiulę laimę ir kad daugiau tokių nesėkmių nebūtų, nesikartotų graudūs įvykiai.
Trečiasis riešutas – tai neleidžia pamiršti savo tėvelių, artimiausių ir brangiausių žmonių, savo namų, mokyklos draugų ir mokytojų, tų vietų, kur prabėgo tos vaikiškos dienos. sutiktume, jog net nepajutome, kada spėjome užaugti, nusikirpti kasas, dviratį iškeisti į motociklą. Sunku paneigti tai, jog šis prabėgęs laikas buvo pats gražiausias, nerūpestingiausias ir gražiausias. Turbūt dažnas išeidamas iš mokyklos išsinešame ne vieną gražiausią prisiminimą, pirmąją meilę ar užgimusią svajonę. Per 12 gyvenimo mokykloje metų prisukame daug labai reto ir labai vertingo turto. Daugiausiai jo, kaip žinome, mes išsinešime su savimi. Bet saugoti nekilnojamąjį turtą visų 20-osios laidos abiturientų vardu patikime trečiokams gimnazistams. Prašome saugoti gimnaziją taip gerai, kaip ir mes visus metus saugojame. Prašome trečiokus gimnazistus atsiimti rakto.
gražiausias ir linksmiausias akimirkas ir neleistų jums mūsų pamiršti.